Ir vėl deklaravimas ir dabar ką pastebiu socialinėje erdvėje, Vinted pardavimai Vintede. Tai žiūrėkit, žmonės brangieji, viskas gerai, galima prekiauti savo padėvėtais drabužiais ar dar ten kažkokiais dalykais, parduoti savo asmeninius daiktus ir jų galima parduoti už 2,5 tūkstančio ir visiškai nereikia mokėti jokių mokesčių. Bet jeigu jūsų pardavimai viršijo 2,5 tūkstančio ir iš Vintedo įkrito jūsų deklaracija kokia, matau socialinėje erdvėje tebūnie 3 tūkstančiai, tai ką reiktų daryti? Pirmiausia, pasižiūrėti, koks pajamų rūšies kodas. Tai turėtų būti 13 kodų deklaruotos tos pajamos. Pirmiausia. O po to, tam, kad nuo 500 eurų, nes už 2,5 tūkstančio mes galim parduoti, tiksliau sakant, galime gauti tokių pajamų, kad nereiktų mokėti nuo 3 tūkstančių gyventojų pajamų mokesčio 15%, mes turime turėti įsigijimo dokumentą. Gal turit išsaugoję tų drabužių čekius pirkimo, banko išrašus, kad buvo mokėta kortele ar bankiniu pavedimu. Kažkokio tai dokumento, kuris pagrįstų būtent tos prekės pirkimą. Niekur jo prisekti nereikia. Tiesiog, jeigu mokesčių administratoriui iškils papildomų klausimų, jisai juos pateiks. Ir kai jūs gausite iš VMI klausimą, o tai kokias tu čia išlaidas dabar tu įkėliai, nes tikrai galima pieštuką spausti, patyriau išlaidų ir įkelti būtent tą sumą. Kaip pavyzdys, suknelė kainavo 500 eurų, aš ją pardaviau už 300. Čia kaip pavyzdys. Ir aš turiu tą čekį 500 eurų ir aš jį įsikeliu. Ir viskas. Ir aš susimažinu savo pelną. Gal pelnas jums geriau skamba. Ir iš tų 3 tūkstančių aš tiesiog jau pasidarau 2,5 tūkstančio, kurie nėra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčių. Jeigu įsigijimo jokių dokumentų neturite, nieko nepadarysi. Nuo 500 eurų teks susimokėti 15%. Toks yra įstatymas. Ir tas pasipiktinimas visas, ir aš galbūt piktinčiausi. Dabar kas belieka? Belieka ateityje prabangesnių drabužių ar namų apyvokos daiktų išsaugoti čekius. Ir tie, kas sakot, kad jie išblunka ar dar ką nors, tai nusifotkinkit ir saugokit atskiram kažkokiam tai folderyje, kompe ar kur nors. Tiesiog saugokim įrodymus, kad mes pirkome dalykus brangiau. Pelningo verslo.